mane ir skaitykit, ir tatai skaitydami permanykit. Jau saulelė vėl kopdama Putinos vietą ir žoleles visokias iš numirusių šaukė. Į darbą, broliai, vyrs į vyrą, šarvuoti mokslo atkakliu. Paimsime arklą, knygą, lyrą ir eisim Lietuvos keliu. Ir aš apsidžiaugiau, kaip apsidžiaugė pamatęs kiškį melėjas, o aš juk jo buvau apsitaisęs. Ant pečių turėjau persidėjęs lanką, rankoje nešiau strėlas, maniau esas tikras Amerikos tyrlaukių gyventojas, Kuperio aprašytas. Jonelis, artyn prilindęs, pamatė neapsakomas grožybės. Ir žmogų, ir gužutį, karvelį ir kiškį, lapę ir šuniuką. O tos raidės papaišytos, tokios juodos ant balto, aiškios, didelės. Joneliai netakelę žibėjo, bet prie elementoriaus ir piršto prikišti nedrįso. Tik akis įsmeigęs, iš tolo žiūrėjo, net akelės jam slydo. Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškosios ugnies pagrobimui. Nes kogi mes ginamės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo sušildom sugrubusią sielą? Kino, jei ne knygos šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir pačių širdies labirintais. Sveikiname visus knygos mylėtojus, susirinkus čia, Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje. Į Lietuvos bibliotekų savaitės renginį rajoninę šventę konkursą. Perskaitytų knygų pristatymas 2014. Skirta pasaulinės knygos dienos paminėjimui. Kadangi ši šventė yra ir konkursas, pristatome komisiją, kuri klausysis, stebės ir vertins. Vertins pristatančiųjų gebėjimą suvokti ir vertinti kūrinį, oratoriaus ar veikėjų kalbėjimo gebėjimus, pristatymo kūrybiškumą ir originalumą. Ir taip komisija. Aldona Jasienė, Skolos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė. Dalia Savitienė, mūsų žodžio redaktorė. Vaiva Budrienė, vyriausioji specialistė. Edmundas Mantulis, viešosios bibliotekos režisierius, rašytojas. Šventės programėles visi turime, tad stengsimės, kad vyktų laiku ir su saiku. Dar norime pagarsinti šios šventės rėmėjus. Skuodo rajono laikraštį Mūsų žodis, Skuodo rajono viešąją biblioteką, Skuodo rajono jaunimo centrą ir Skuodo Pilagių Aleksandrijos lenkimų šačio seniūniją. Šventė tęsiasi, o konkursas prasideda. Knygas pristato 5-8 klasių mokiniai. Bartuvos progimnazija. Viktorija Ramonaitė, Monika Letukaitė, Rokas Mitkus, Iveta Gidžiūnaitė, Akvilė Pabražaitė. 6 A klasė. Torė Nansi, Torė Rūnė. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Danutė Virkulytė. Skaitytojų klubas. Na, o dabar pakviesime šiandienos svečius. Taigi kviečiame Akvilę, Roką, sveiki visi. Monika, ar galėtume mums papasakoti apie šios knygos autorę Ivę Dženson? Kaip žinoma, Ivė Dženson gimė 1914 metais Helsinkyje. Abu tėvai menininkai, mažai Viktorijai įskiepijo meilę gamtai ir gyvūnijai. 5 mėnesius per metus visa šeima praleisdavo saloje ir ta sala tapo būsimosios rašytojos fantastinių pasažų apysakų veiksmo vieta.
garsiuoju Trolių gūnių slėniu. Suloje visumoje rašytoje stebėtų saulėlydį, saulėtekį, grybavo, plauktų po jūrą palei jos krantus. Turėdžiausi, turėjo neeilinę vaizduotę, labai mėgo žaisti teatrą. Ačiū, Monika. Na, o jūs, Akvilė, ar galėtumėte papasakoti, kas vyko šioje knygoje? Kokie įvykiai ir kokie nuotykiai čia slypi? Taip, ši tolimo knyga yra apie tai, kaip atradus burtininko skrybėlę prasidėjo įvairūs stebuklai. Ir aš jums papasakosiu kelis iš jų. Taigi, vienas tų stebuklų buvo, kai muminukas papusryčiavęs išmetė kiaušinių lukštus ir burtininkas skrybėlės, net nemanydamas, kad kažkas gali nutikti ir išėjo. Ir po kiek laiko tie kiaušinių lukštai pavirto į mažus minkštus debesėlius ir atsiplėšę nuo burtininko skrybėlės krašto nuskrido į verandą. Muminukas su draugais pamatęs debesėlius iš pirmo truputį sigaretę. Toliau jiem patiko tie debesėliai ir pradėjo ant jų skraidytis. Ir pamažu suprato, kaip reikia juos valdyti. Bet kitą dieną tų debesėlių jau nebebuvo. Dar vienas stebuklas buvo, kai muminukas su draugais dieną nusprendė pažaisti žaidimą. Muminukas pasislėpė po burtininko skrybėlę. Muminukui jau buvo iki draugų, bet kai muminukas pasislėpė, jo visai nebebuvo matyti. Muminukas prabuvo po burtininko skrybėlę gana ilgai, nes jo niekas neradė. Ir nusprendė muminukas išlįsti. Ir jis buvo pasikeitęs. Buvo pavirtęs į keistą gyvūną. Jo didžiosios kūno dalys sumažėjo, o mažosios padidėjo. Ir kad buvo toliau, sužinosite perskaitę šią Trolių knygą. Labai ačiū, Akvilė, labai įdomiai papasakojote. Tikiuosi ir žiūrovai susidomės šią knygą ir pasiims ją skaityti. Na, o aš dabar norėčiau užduoti keletą klausimėlių apie šią knygą. Taigi, Rokai, ar patiko skaityti šią knygą? Labai, nes šį knygą buvo pernelyg vaikiška. Na, o dabar turiu klausimą Viktorijai. Viktorija, kodėl išsirinkote būtent šią knygą? Aš išsirinkau šią knygą, todėl, kad mano draugė pasiūlė ir mes su grupe nusprendėme išsirinkti apie Trolių knygą. Rokai, ko pasimokėte iš šios knygos? Pasimokiau, kad reikia klausyti mamos ir nedaryti to, ko ji neleidžia. Ačiū, atsakymą. Viktorija, dabar rimtas klausimas jums. Ar įsijautėte į Trolių vaidmenį, kai skaitėte šią knygą? Ir jeigu įsijautėte, tai į kokį? Taip įsijaučiau. Aš įsijaučiau, kai muminukas su muminuku darė savo burtus savo vazoje. Ačiū už atsakymą. Rokai, kas šioje knygoje jums labiausiai patiko? Man labiausiai patiko, kai muminukas įmetė į upę skrybėlę ir jį visą nusvežė į kalnai. O jums Viktorija? Man labiausiai patiko, kai muminukas darė burtus savo nuostabiausiai skrybėlei. O kas nepatiko? Man nepatiko, kai antrade savo vazoje darydavo burtus, bet kai nukrito ir nebeliko visokiausių burtų. Dabar kreipiuosi į Moniką ir Akvilę. Ar mėgstate skaityti knygas apie? Labai. O jūs manate? Taip, labai. Kiek knygų esate perskaičiusi? Aš esu perskaičiusi per 2 metus 200 knygų. Labai daug, labai ačiū. Rokai, jūs man kažkada esate sakęs, kad labai nemėgstate skaityti knygų, bet visgi kiek puslapių perskaitėte šios knygos? 100, nes tiek per mėnesį tai reikia perskaityti. Ačiū už atsakymą, bet parodyti. Viktorija, kada pradėjote skaityti šią knygą? Aš pradėjau šią knygą skaityti, kaip tik pasirinkęs. O jūs, Rokai? Na, aš pradėjau šią knygą skaityti savaitę prieš atskaitimą. Na, o Monika turbūt visą knygą perskaitė per kokias 4 dienas, ar ne, panašiai. Dar kartą dėkojame mūsų šiandienos svečiams. Plojimai. Lenkimus Silvana Daugarto pagrindinė mokykla, Kasparas Matulevičius, 5 klasė, Mišelė Pavel, Vilko Broknis, Dvasia Klajūnė, Sienų Vijūnai, Benavis, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Janina Matulevičiai. Viskuo, jūromis, gyvūnais, Dievo paslaptimis. Norėčiau padėkoti vienai mokytojai, kuri man ištarė šios žodžius. Daugiau nėra geriau. Anksčiau aš knygas ryte rydavau, net apie jas nesusimąstydavau.
Dabar renkuosi jas pagal jų kokybę. Vaikščiodamas po biblioteką užtikau knygų seriją Sakmės iš amžių kūrinės. Serijos mane pakelėjo. Nebegalėjau sustoti skaitydamas. 2 knygų nors užmušti niekur negavau, bet tikiuosi, po šio konkurso man kas nors pašnekės už jų gavo. Aš turiu duoti slėpimus iš žmonės, štai kaip atsiliepia prieš šias knygas. Knygos sukanda tave kaip vilkas ir nepaleidžia. Kol neperskaitysi, taip pat nepaleidžia. Knygose pasakojama apie Toroką ir jo nuotykius. Pirmojoje knygoje vilko brolis pasakojama apie Toroko nuotykius miške, kovojant su lokiu, užkerėtu ir susietu. Antrojoje knygoje Torokas nusikelia į girią. Tenai suserga žmonės. Jam tenka plaukti į Ruonių salas ir ieškoti vaistų. Trečioji knyga Sielų gyvūnai. Jam tenka jo vilką pagrobę ir jam tenka susidurti su baisiais burtininkais. Jam tenka keliauti į šiaurę. Atstumtas 4 knyga. Ten Torokas būna atstumtas ir turi slapstytis nuo viso pasaulio. Mane nustebino, kaip autorė prieš rašydama knygą stengiasi viską suprasti ir išsiaiškinti. Iš pirmąją knygą rašydama ji keliavo po Norvegiją, po Ameriką, po Australiją. Tik žiūrėjau, kaip čiabuviai gyvena, jų aprangą, maistą, ginklus. Išrašydama antrą knygą, jai teko susidurti su vilkais, mažais vilkiukais, lūšimis ir briedžiais. Teko pasidėti ant briedžio larvų. Išrašydama 4 knygą, jinai keliavo į šiaurės Norvegiją, žiūrėjo raižinius ant uolų ir teko susidurti su lokio akimis, jam tai pašiurpino. Autorė svarbiausia žiūrėjo ne į veikėjų buitį, bet į jų kūną. Šačių pagrindinė mokykla. Aistė Prielgauskaitė, 8 klasė. Toriai Haida, mergaitė. Vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Pagočienė. Mėgstu skaityti įvairias knygas, o skaitydama įsijaučiu veikėjų išgyvenimus. Šiandien aš jums pristatysiu mane labai sujaudinusią ir suintrigavusią knygą. Meilės galia sugrąžina prarastą gyvenimą. Šiais paprastais, trumpais, bet daug pasakančiais žodžiais The Los Angeles Times apibūdina Tori L. Hayden knygą Mergaitė. Ši knyga parašyta 1980 metais ir sulaukė tokio populiarumo, kad pagal šią knygą pastatytas filmas. Autorė gimė 1951 metais Livingtone, Jungtinėse Amerikos valstijose. Ji yra vaikų psichologė, universiteto dėstytoja ir rašytoja. Knygas rašo remdamasi gyvenimiška patirtimi, įgyta dirbant su specialių poreikių turinčiais vaikais. Mergaitė. Tai sukrečianti istorija apie mokytoją Tori ir mergaitę Sheilą. Mokytoja Tori dirba specialių poreikių vaikų mokykloje su taip vadinama atliekų klase. O mergaitė Sheilai ši klasė tampa pereinamąja stotele į psichiatrijos ligoninę. Kadangi knyga nebuvo iliustruota, aš pati bandžiau įsivaizduoti veikėjus ir juos iliustruoti. Sheila, 6-metė mergaitė, greitkelio pakelėje palikta savo 18-metės motinos, kurie pagimdė būdama 14.
Mergaitė uždara, beveik su nieko nebendrauja, viską išgyvena tyliai savyje. Mažylė labai protingas vaikas, tačiau turi psichologinių problemų. Likimo buvo lemta susitikti šioms dviems asmenybėms. Mokytojai, kuri be galo myli vaikus, atiduoda visą save, visą savo laisvą laiką, nepaisydama asmeninio gyvenimo. Ir mergaitės, kuri ne pagal metus protinga, bet yra sužalota didelės gyvenimiškos patirties, kuri net suaugusiam žmogui būtų per sunki. Knygoje susipina dvi siužetinės linijos. Visų pirma, visuomenės požiūris į kitokius vaikus, kuriuos nuskriaudė likimas ir kuriems nelemta patirti to, ką patiria visi normalūs vaikai. Atliekų klasė. Taip žmonės vadina tori klasę. Visuomenė nesuprato ar nenorėjo suprasti, kokių poreikių reikia šiems vaikams. Tai reali ir opi šių dienų problema. Jei esi kitoks, esi nurašytas. Tori sunkiai supranta tokį nežmoniškumą, todėl stengiasi kompensuoti meilės stygių ir padėti jiems tiek, kiek leidžia jos jėgos. Kita siužetinė linija, kuri taip pat įtakoja šią istoriją, tai meilės galia. Šeila ir mokytoja. Knygoje labai gražiai aprašomas Šeilos ir mokytojos bendravimas, sunkumai, kuriuos teko patirti, kol mergaitė prisijaukino ir prisileido mokytoją. Šeila patekusi į šią vietą, kaip pati sako pas bepročius, iš pradžių sunkiai supranta, kodėl mokytojai rūpi būtent tokie vaikai ir kas yra tikroji meilės sąvoka. Šeila dažnai kartodavo, mane paliko pakelėje, todėl manęs nemyli. Knygoje dažnai cituojamas Mažasis princas, kuris pakeičia mergaitės savivoką. Šeila įsitikinusi, kad kaip Mažasis princas prisijaukino lapę ir taip pat tapo už ją atsakingas, taip ir mokytoja Tori prisijaukino ją ir taip pat tapo už ją atsakinga. Šeila dažnai tai primena mokytojai, nes bijo būti vėl palikta jai artimo ir brangaus žmogaus. Šeilos elgesys pasikeičia. Jei anksčiau jie agresyvumą rodydavo norėdama apsiginti, tai dabar tai daro norėdama įrodyti savo ar išlaikyti šalia savęs jai artimus ir brangius žmonės. Tačiau tokie pykčio proveržiai darosi vis retesni. O dabar aš jums paskaitysiu keletą citatų iš Mažojo princo, kurios taip pat cituojamas knygoje Mergaitė. Jei tu mane prisijaukinsi, mudu būsime vienas kitam reikalingi. Tu man tada būsi vienintelis pasaulyje, aš tau būsiu vienintelė pasaulyje. Kai leidėsi prijaukinamas, rizikuoji išlieti ašarą. Žodžiai nesusipratimo šaltinis. Svarbus aspektas, kad tai tikra gyvenimiška ir intriguojanti istorija. Kai skaičiau šią knygą, nejučia pradėjau galvoti, kaip toliau sekėsi mergaitei ir ko ji pasiekė. Jei nelikimas suvedė istoriją ir Šeilą, kas būtų nutikę mergaitei? Ar ji būtų psichologiškai palūžusi, galbūt gyventų taip pat kaip tėvas, skurstų ir nežinotų, ką gyvenime reiškia mylėti, būti mylinamam, pasiaukojančiam ir nesavanaužiam žmogui. Ši knyga man paliko didžiulį įspūdį, todėl siūlyčiau taip šią knygą paskaityti kiekvienam, kad suprastume, kokie reikšmingi paprasti žodžiai ir kokio poveikio kartais jie gali turėti. Na, o kai perskaičiau šią knygą, pasidomėjau ir kitų skaitytojų atsiliepimais. Indra, prisipažįstu, verkiau, viena geriausių knygų, kurias skaičiau šiais metais. Beprotiškai sudomino, skaičiau tol, kol pabaigiau visą ir nei minutei nepaleidau jos iš rankų. Asta, labai patiko, jautri, graži knyga. Vietomis stebėjausi, kaip ta mokytoja turi tiek kantrybės ir atsivėrimo su vaikais. Aš sutinku su šių skaitytojų nuomonę, nes ši knyga stipriai palietė mano jausmus ir sužadino norą savo emocijoms išsilieti per muziką.
Vytautą Petkevičių. Jis medžiotojas Mikas Pumkus. Tu apie medžiotojus skaitai, to tai nežinojau. Aš tau perskaitysiu, čia labai įdomu. Jei netiki pats pasiskaityti, jei raidžių nepažįsti, didelių paprašyti, o jei ir to dar negali, labai nenusimėk. Aš naktį prisisapnuosiu ir nieko nuo tavęs nenustėsiu. Tik tai šiukštu, nesipainiok manęs su kokiu nors melagiu ar vėru. O kas šitai pasakoja? Pats Mikas Pumkus, Kas jis toks yra? medžiotojas. O ką jis medžioja? Šernus, lokius dar žadėjo į Afriką išvažiuoti. O ko jam tai? Afrika? Patį liūtą nori sumedžioti. Oho, parodyk man tą knygą. O jis vienas? Ne, jam padeda jo šuo Čiukus, arklys Lukus ir paukštis Tukus. Kokie įdomus vardai. Bet tai kokia jinai apdriskusi, suplyšusi. Man tokios nepatinka. Man patinka gražios, dailios, į kurias malonu ir žiūrėti. O šita? Ji tokia yra todėl, nes jis skaitė daug vaikų, lietė daug rankų. Kiek čia tų skyrių? Bet tie skyriai labai įdomus, daug nuotykių. O kokie čia tie nuotykiai? Man labiausiai įsiminė, kaip jo šuo prarijo magnetą ir apkibo visas metaliniais daiktais. Arba kaip jis saugoja gamtą, neleidžia jos teršti, kaip plaukia sustatinėja iki Antarktidos. Nors geriau pati perskaityk, po to man papasakosi. Na gerai. O aš jums papasakosiu apie Vytautą Petkevičių. Vytautas Petkevičius gimė 1930 metais Kaune, Vosie šeimoje. Vytautas buvo 4. vaikas. Iš tėvo jis paveldėjo nepaprastą tiesumą, darbštumą. Iš močiutės žiniuonės fantazijas ir gerą atmintį. Iš senelio išdidumo atkaklumą, o iš mamos melsvas akis, skambų balsą ir didelį jautrumą. Mokydamasis Kauno pradinėje mokykloje, mokytojo paskatintas, jis ėmė užsirašinėti močiutės dainuojamas dainas, įdomesnius sakinius ar žodžius. Būsimas rašytojas labai mėgo skaityti knygas, domėjosi Lietuvos istorija, jos praeitimi, žavėjosi legendomis apie ją. Vytautas Petkevičius rašo knygas vaikams ir jaunimui. Trumpas Vytauto Petkevičiaus knygų sąrašas vaikams. Diena be traktoriaus, Ko klykia gervės, Kodėlčius, Sieksnis sprindžio vaikas, Didysis medžiotojas Mikas Pumkus ir kitos. 1970 metais už parašytas knygas vaikams jam buvo įteikta valstybinė premija. 2008 metais gruodžio 10 dieną rašytojas mirė. Iš tiesų šie nuotykiai labai įdomus. Man labai patiko, kaip jie buvo vandenyje ir ten buvo daug ikriukų, o jie galvojo, kad jie dega, nes jie naktį švietė. Kai buvo stebuklinga kūdra, kur kūdros apačioje buvo žmogus, kuris metė į viršų nuo rankos ir dešras, o jie galvojo, kad ten stebuklai dedasi. Ir dar aš jums perskaitysiu labiausiai patikusią ištrauką. Štai rodos mes ir visi, apsirėdę ir basi, jei neskaitysim jūsų, ano dėdės iš prūsų, dar mamos ir tėčio, statinės tuščios ir kiauro rėčio, senos šaudyklės, senelio pypkės ir tavęs baidyklės. O, kad tave susipainiojau. Senos šaudyklės, senelio pypkės, bobulės ragaišio ir tavęs kvaišio. Štai tau ir vėl paklydau, bobulės ragaišio, pasakų maišo, dar vilko raišo, juokų kaulelio, verksmų žiupsnelio ir tavęs žioplelio. Persiprašau, matyt galva apsisuko, maišas pratrūko, siūlės iširo ir viskas pabiro. Tik tu sėdėk ir nejudėk, gal aš kaip nors pradžią prisiminsiu ir viską iš naujo surinksiu. Taigi, ar tau patiko ši knyga? Taip, man ji labai patiko. Vertėtų skaityti knygas. Reikėtų skaityti tik įdomias knygas ir dažniau apsilankyti bibliotekoje. Aleksandrijos pagrindinė mokykla. Žygimantas Lukošius, 7 klasė.
klasė. Juozas Erlickas, Ateinu su šaukštu. Vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Irena Statkutė. Sveiki, girdėjote, mano vardas Žygimantas ir nuo senų laikų yra rašomos knygos. Ir aš pritariu išsakyti šeštoko minčiai. Kiekvienoje knygoje yra durelės, tik ne kiekvienam pavyksta jas atverti. Man pavyko atverti Juozo Erlicko knygą Ateinu su šaukštu. Knyga tai dalis kiekvieno mūsų. Mes turime ją mylėti, saugoti ir branginti, nes be knygos neišspręstumėme pamokose ar kitose veiklose. Dabar mūsų lietuvių kalba gyvuoja vien tik dėl knygos. Ką dabar žinotume, tai iš viso nebūtų knygos arba knygnešių. Gal mes dabar būtume rusai, ne lietuviai. Todėl, kad pamiršti šios skaudžius prisiminimus, siūlau pasiimti gerą lietuvišką knygą ir skaityti ją tik dienos galą. Keliais sakiniais pristatysiu mūsų tautos gyvąjį klasiką Juozą Erlicką. Visi turėtume jį pažinti. Jis yra lietuvių rašytojas, poetas, publicistas ir prozininkas. Jo prozoje yra pasišaipimų iš lietuvių charakterio ir ydų. Pasišaipo ir iš Europos žmonių. Gimė 1953 metais kovo 3 dieną. Jo gimimo data sutapo su Stalino mirties diena. Mat, poetui nereikėjo vargti. 1970 metais baigė Viekšnių vidurinę mokyklą. Po jos studijavo lituanistiką Vilniaus universitete. Dirbo gamtos apsaugos komiteto inspektoriumi, jaunimo teatro scenos darbininku. Nuo 1995 metų dirba Lietuvos laikraštyje Lietuvos rytas. 1997 metais apdovanotas Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija. Juozas Erlickas yra vertas daug daugiau, nes jis žadina mūsų jausmų ląsteles ir pripildo mūsų organizmą vitaminu C. Dabar paskaitysiu kelias citatas iš jo knygos. Mūsų laikų pastatas. Jei prie vieno avino pridėsi 4, bus avių banda. Tai kodėl prie vieno pridėjus 140 Lietuvos Seimas? Ateinu su šaukštu. Nauja Juozo Erlicko knyga, kurioje išlaiko jau išbandytų ir dar laukiančio to išbandymo tekstų pinimas Lietuvos istorijos metraštis. Solidų veikalą sudaro net 11 knygų. Laiko ribos 30 milijonų metų prieš Kristų. Prieš milijonus metų iš jūros išlipo kažkokie gyviai ir ilgai vystėsi, kol tapo lietuviais. Iki 30 milijonų metų po Kristaus. Ir aš regiu, kaip visi lietuviai tampa laimingi. Geras naujienas. Pastebėjau, kad politikai atsiranda iš nieko, bet atgal į nieką nebatvirsta. Vadinasi, Lietuvoje nieko vis mažėja. Madingi, teisūs senieji meistrai, tvirtinantys, jog nieko čia nebus. Dabar aš jums papasakosiu, kaip suradau šią knygą. Mane mama paliko vieną namuose ir išvažiavo pas senelius. Kai kiekvienam paaugliui įprasta, žaidžiau kompiuteriu. Staiga dingo elektra. Iš karto baisiai išsigandau. Bet susipratęs pradėjau orientuotis. Aš ankstydamasis šiaip ne taip prisijunginau prie žibintuvėlio. Atradęs žibintuvėlį, paskambinau mamai. Paklausiau, ar ir pas senelius taip pat dingo elektra. Pas jos elektra buvo. Mama liepė susirasti knygą ir skaityti. Skaityti tikrai aš nemėgstu. Kiekvienas paauglys taip pat nemėgsta skaityti. Gal vienas kitas. Tai tada vaikščioju su žibintuvėliu po kambarį. Ir visai netyčia užkliuvo knyga su tamsiai mėlynu viršeliu. It jūros dugnas ant viršelio. Mažą žmogų. Vėliau supratau, kad tai didis žmogus. Tai buvo mūsų prozininkas Juozas Erlickas. Gaila, nemačiau viršelį. Pasukęs galvą
truputį žemiau, pamačiau, kad knyga labai stora. Baisiai išsigandau, vos infarktas neištiko. Bet atsivertęs knygą, pamačiau, kad puslapyje yra tik keli sakiniai. Kai kuriuose puslapiuose gal daugiau kelios pastraipos. Tiesiog neįtikėtina. Bet perskaičiau pusę knygos per 4 valandas. Kai atsirado šviesa, protas nušvito. Einant miegot, akise vis mirguliauja Erlickas ir jo knyga. Užvaldyti norėjo nesibaigiančių juokų. Patariu pasiimti šią knygą, nes ji tikrai jūs sužavės, gal net įrodys, kad būtinai kartais reikia pasijuokti, nebūti surūgusiems. Autorius fiksuoja ne tik realius istorinius įvykius, bet ir lietuvių dvasios perversmus ir ne tik biblinis pranašas skelbia amžinąsias tiesas. Šviesa po žemę. Girdžiu, čia visi greitai šnekės angliškai. Verkdamus sudedu keletą lietuviškų žodžių į skrynę ir pakasu po riaušę. Po daugelio metų išsikasiu juos ir kalbėsiu su savimi. Meniniams skaitimams aš buvau išmokęs vieną jo eilėraštį. Gaila, kai skaitimus nepatekau, todėl jums jį padeklamuosiu. Išeiti ar ne? Kai lendu į upę šaltą, ar kieme lakstau be palto, kai skaitau per naktį knygą, ar parodęs vartant špygą, įlendu į sodą dėdės, tučtoje vis spėja tėtis. Ką, vaikeli, tu darai? Ar iš proto išėjai? Taip tos kalbos nukankino, kad keista mintis man gimė. Sykį reikia išeiti iš proto, pažiūrėt, kaip ten atrodo, neblogai tenai matyti. Viską galima daryti, tik baisoka, kelio gal, neberasi, grįžt atgal. Ačiū uždėmesį. Labas! Aš Emilė, iš Daivos Vaitkevičiūtės knygos Trise prieš mafiją. Gyvenu vaiknamyje. Numirti galima iš nuobodulio. Tikriausiai todėl, kad esame pamiršti viso pasaulio. O mano draugės tikros vištos. Kudakuoja ir kudakuoja. Fėtos, ko bet tave išnaudoja, ko tu tas eisi su jo ko? Ko? Išnaudoja nesąmonėlė didžiausia, o be to jis ne mano skonio. Juodo gynio, rudų akių, garbanotas ir ilgas. Bet mes labai geri draugai. Kiekvieną dieną jis valgo krepšį, o aš padarinėju kamuolį. Emilė. Bet mes labai geri draugai. Bet Lita visada duoda. Labai noriu nusipirkti stano kompaktinį diską. Aš svajoju apie tolimas kurias. Aš svajoju ir svajonės mane neš. Tačiau ką aš čia? Atėjau čia, nes noriu jums papasakoti apie įvykį, pakeitusi mano, Kobės ir Kasparo gyvenimus. Kasparas tai naujokas, šviesiaplaukis, šiek tiek žemesnis už Kobę, naujitelaičiais kedais, simpatiškas. Na žinot, visų pirma jis nepatiko mūsų auklėtojai Liucijai, grybų raganai. Tuodu lyg 2 peštukai ėmė ginčytis, tačiau nenukrypkime nuo temos. Kasparo tėvai dingė be žinios, o mes šito tai palikti negalėjome. Lyg sekliai ėmėme aiškintis, klausytis slaptų pokalbių ir taip išsiaiškinau, jog visą šią aferą dėl babkių surengė gerasis Kasparo dėdė Leonas. Kai apie tai papasakojau pačiam Kasparui, jis žinoma nepatikėjo. Eikit šiaip su tokiom nesąmonėm, dėdė Leonas, ką šiandien valgėt? Gal durnarupis sriubos? Na to ir galėjai tikėtis. Tačiau aš buvau teisi.
Ir tai greit išsiaiškino pats Kasparas. Todėl mes nieko nelaukdami nusprendėm naktį sprukti iš vaiknamio. Mums pavyko nusigauti iki Kasparo namų. Tačiau ten mūsų čiupo mafija. Taip, tikra mafija. Ir uždarė ten pat, kur ir laikė pagrobtus Kasparo tėvus. Jie norėjo atsikratyti mumis, todėl padegė slėptuvę. Net nenoriu pasakoti, kas vyko toliau. Svarbu, kad mes gyvi ir sveiki iš ten išsilaisvinome ir jautėmės tikri didvyriai išgelbėję žmonių gyvybės. Gal dėl to likimas mums ir atsidėkojo. Nuo to laiko aš turiu mamą ir tėtį. Taip, aš turiu šeimą, o tai gyvenime svarbiausia. Dar nieko nebaigtų rašyt laiškų, dar neišeik ir nesudėk taškų. Stano, viskas lieka nebaigta, bet viskas bus gerai, o man jau metas. Su jumis buvau aš, Emilė. Pilaitė gimnazija. Lukas Alamauskas, Raminta Bičkutė, Rasa Kristutytė, Gabrielė Lukošiūtė, Milda Kaunaitė, Eva Odinaitė, Gerda Gužytė, Karolina Vilmaitė, 7 B klasė. Antuanas de Saint-Exupéry, Mažasis princas. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Elvira Matutienė. Kodėl mes skaitome knygas? Knyga lavina mūsų mąstymą. Knyga valdo mūsų emociją. Knyga mus moko etikos, kas teisinga ir neteisinga. Knyga padeda suprasti save. Knyga žadina vaizduotę. Pristatome Antuano de Saint-Exupéry, Mažasis princas. Aš trumpai aptarsiu joje gvildenamas problemas bei temą. Šios knygos tema yra apie mažojo princo keliones po planetas. O problemos? Kodėl nemokame vertinti draugystės? Kas yra draugystė? Ar mes tikrai visi matome širdimi? Ko pasimokyti iš knygos? Aš pasimokiau iš knygos, kad reikia rūpintis prisiaugintų žmogumi. Prancūzų rašytojas knygoje kėlė filosofinius klausimus. Skatino neplaukti paviršiumi, o žiūrėti giliau. Skaičiau knygą pasimėgaudama, niekur neskubėdama, apmąstydama. Šią filosofinę pasaką gali suprasti tik tas, kas skaito širdimi. Perskaičiusi knygą, aš išmokau branginti draugystę. Aš supratau, kad draugystė yra rimtas dalykas. Gražiausi dalykai akimis nematomi. Taigi, pristatome jums ištrauką iš Mažojo princo pasakos. Mažojo princo planetoje visada augo labai paprastos gėlės, tik su viena žiedlapių eilute. Jos neužėmė daug vietos ir niekam netrukdė. Išsiskleisdavo ryto žolėje, o vakare ganysdavo. Vieną dieną iš sėklos, pustos nežinia iš kur, išaugo nauja gėlė. Gėlė vis puošėsi užsidariusi žaliame kambarėlyje, vis rinkosi spalvas. Ji rengėsi lėtai, pamažu derino žiedlapius, nenorėjo pasirodyti, visa susiglamžysi, tarsi kokia agona. Norėjo pasirodyti tik tada, kai visiškai suspindės jos grožis. O taip, ji buvo tikra kokietė. Paslaptingas pasirengimas truko dienų dienas. Pagaliau, vieną rytą per patį saulės tekėjimą ji išsiskleidė. Aš dar ne visai išsibudinus. Aš dar tokia susivėlus. Prašau man atleisti. Kokia jūs graži. Tikrai, ir gimiau kartu su saulė. Mano metas pusryčiauti. Gal pagalvosite ir apie mane? Tegu ateina tigrai su savo nagais. Mano planetoje nėra tigrų, bet to tikrai neėda žolės. Aš nežolė. Atleiskite man. Aš nebijau, bet siaubingai nekenčiu skerspjūvių. Ar neturėtumėte kokios pertvaros? Vis siaubingai bijo skerspjūvio, o augalai tai tikra nelaimė. Ši gėlė labai opi. Vakare uždengsite mane stikliniu gultu. Čia pas jus labai šalta ir labai nepatogu. Kai mažasis princas paskutinį kartą laistė gėlę ir ketino ją paruošti po gaubtu, pajuto, kad akyse jam trengėsi ašaros. Sudie. Prašau man atleisti.
kvailai. Žinoma, aš tave myliu. Pati kalta, kad tu to nežinojai, tačiau tu buvai toks pat kvailas kaip ir aš. Pasistenk būti laimingas ir paimk šį būtą, man jo daugiau nebereikia. Bet vėjas. Netokia šiurpia atšūks. Gilus nakties oras man bus į naudą. Nestuminiuok čia, tai nervinus. Jei nusprendi iškeliauti, keliauti. Jie nenorėjo, kad jis matytų ją verkiančią. Tai buvo labai išdidi gėlė. Nereikėjo jos klausyti. Niekada nereikia klausyti, ką kalba gėlės. Jas reikia tik žiūrėti ir mėgautis jų kalbu. Mano gėlė iškvėpino visą planetą, bet aš nemokėjau ją džiaugtis. Tos kalbos apie tigrus ir nagus turėjo mane sugludinti, bet aš tik susierzinau. Ji dovanojo man savo aromatą, slepiant švelnumą. Gėlės tokios prieštaringos, bet aš buvau per jaunas ir nemokėjau juos mylėti. Mažasis princas, išvykęs iš savo planetos, pabuvojo 6 planetose, o 7 buvo Žemė. Taip jau atsitiko, kad mažasis princas ilgai žingsniavęs per smėlynus, olas ir sniegynus galop rado kelią, o visi keliai veda pas žmones. Labą dieną. Labą dieną. Kas jūs? Mes rožės. Maniau, kad aš turtingas, nes turiu vienintelę gėlę, o pasirodo, ji tik paprasta rožė. Turiu ją ir 3 įtikėlių siekiančius ugnikalnius, kurių vienas tikriausiai amžinai išviesęs. Tai koks gi iš manęs princas? Labą dieną. Labą dieną. Aš čia, obelim. Kas tu? Esi labai graži. Aš esu lapė. Pažaik su manimi. Man labai liūdna. Negaliu žaisti su tavimi. Aš neprijaukinta. Atleisk. Ką reiškia prijaukinti? Žmonės turi šautuvus ir medžioja. Tai labai nemalonu. Ir dar jau augina vištas. Tu ieškai vištų? Ne, aš ieškau draugų. Ką reiškia prijaukinti? Tai, kas seniai pamiršta. Tai reiškia užmegzti ryšius. Šiandien tu man tik mažas berniukas, panašus į 100 000 kitų berniukų. Aš tau panašiai į 100 000 kitų lapių. Bet jei mane prisijaukinsi, mudu tapsime vienas kitam reikalingi. Aš būsiu tavo vienintelė pasaulyje. Tu būsi mano vienintelis pasaulyje. Pradedu suprasti. Viena rožė tikriausiai ji mane prijaukino. Galimas daiktas žemėje būna visko. O tai buvo ne žemėje. Kitoje planetoje? Taip. Ar toje planetoje yra medžiotojų? Ne. Įdomu, o vištų? Ne. Nieko nėra tobula. Mano gyvenimas nuobodus. Aš medžioju vištas, žmonės medžioja mane. Bet visos vištos ir visi žmonės panašus. Taigi aš truputį nuobodžiauju, bet jei mane prisijaukinsi, mano gyvenimą tarsi nušvies saulė. Aš atpažinsiu tavo žingsnius nuo kitų, skirsiu juos nuo visų kitų. Nuo svetimų aš slepiuosi po žemę, tavyje pašauks tarsi muzikos garsai. Nagi, pažvelk tenai, matai kviečių laukus. Aš neėdu duonos, grūdų man nereikia, kviečių laukas, bet man nieko neprimena. Bet tavyje plaukai aukštos spalvos ir bus nuostabu, kai mane prisijaukinsi. Prašau tavęs, prisijaukink mane. Mielai prisijaukinčiau, bet turiu mažai laiko. Man reikia susirasti draugų ir suprasti daug dalykų. Suprasti galima tik tai, ką prisijaukinėti. Žmonės nebeturi laiko ką nors suprasti. Jie perka gatavus vaistus parduotuvėse, bet nėra tokios parduotuvės, kur parduodami draugai. Jeigu nori draugo, prisijaukink mane. O ką aš turiu daryti? Turi būti labai kantrus. Iš pradžių atsisės toliau nuo manęs. Va taip. Aš į tave žiūrėsiu akies krašteliu, o tu nieko nesakysi. Žodžiai tai yra nesusipratimų šaltinis. Visada ateik tuo pačiu laiku. Pavyzdžiui, 4 valandą popiet, aš jau nuo 3 pradėsiu jaustis laiminga. Artėjant tai valandai jausiuosi vis laimingesnė ir laimingesnė. 4 valandą pradėsiu jaudintis ir nerimauti. Aš pažinsiu laimės kainą. O jeigu tu ateisi vis kitų laikų, nežinosiu, kada parengti savo širdį. Taip, mažasis princas prisijaukino lapę, bet atėjo metas išvykti. Tuoj pasilikti. O
pati kalta. Aš nenorėjau to blogo, bet tu įsimanei, kad tave prisijaukinčiau. Vadinasi, tu nieko nelaimėjai. Ne, laimėjau. Kviečiu lauko spalvą. Eik dar sykį pažiūrėti į rožės ir tu suprasi, kad tavo rožė vienintelė pasaulyje. Tada grįžk su manim atsisveikinti ir aš tau pasakysiu paslaptį. Tai bus mano dovana. Jūs visai nepanašus į mano rožę. Jūs dar niekas. Jūsų niekas neprisijaukinęs ir jūs nieko neprisijaukinusios. Tokia anksčiau buvo mano lapė. Ji nieko nesiskyrė nuo 1100 kitų lapų. Bet aš su ja susidraugavau. Ji tapo vienintelė pasaulyje. Jūs gražios, bet tuščios. Dėl jūsų nesinori. Sudie, sudie. Štai mano paslaptis. Tai labai paprasta. Matyti galima tik širdimi. Svarbiausi dalykai akimis nematomi. Svarbiausi dalykai akimis nematomi. Tavo rožė tau tokia svarbi todėl, kad dėl jos praradai daug laiko. Žmonės pamiršo šią tiesą, bet tu nepamiršk. Tampi amžinai atsakingas už ką prisijaukini. Tu atsakingas už savo rožę. Aš atsakingas už savo rožę. Visi mes atsakingi už tuos, kuriuos mylime. Taigi, siūlome ir jums perskaityti šią knygą, nes ji iš tikro labai įdomi. Mano namai, žolynai ir vėjas, čia aš gimiau, iš čia aš atėjęs, sesė žiūrėk, čia suteka upės, laumių pilvos, žuvelė supa, šokit, šokit ugnys, miško dvasia saugo, balto vėjo veikia, debesys ant kalno, te dangus ir žemė, mūsų dvasia saugo, šokit, šokit pušys, legenda pasaulio. Mano namai, balta miško muzika, aušta krantai, virš ežero ugnys, broli klausyk, kaip medžio viršūnėmis laumių žirgai, atsiveja liūtį, šokit, šokit ugnys, miško dvasia saugo, balto vėjo veikia, debesys ant kalno, te dangus ir žemė, mūsų dvasia saugo, šokit, šokit pušys, legenda pasaulio, mano namai, ta miško muzika, aušta krantai, virš ežero ugnys, broli klausyk, kaip medžių viršūnėmis laumių žirgai, atsiveja liūtį, šokit, šokit ugnys, miško dvasia saugo, balto vėjo veikia, debesys ant kalno, te dangus ir žemė, mūsų dvasia saugo, šokit, šokit pušys, legenda pasaulio. Knygas pristato 9-12 klasių mokiniai. Įlakių gimnazija. Auksė Mažunaitė, Gintaras Ružauskas. 1A klasė. Vytautas Račickas. Nebaigtas dienoraštis. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Irena Baužienė. Labas, aš Vytautas. Šis dienoraštis į mano rankas pakliuvo visiškai atsitiktinai. Kartais važiuodamas geležinkelio gatve pradūriau padangą. Oras išėjo akimirksniu. Vos spėjau iš šalikelę pasukti. Po 15 minučių prie manęs priskrenda kažkoks keistas barzdotas valkata. Rankoje jis laikė moksleivišką kuprinėlę. Paimk už 2 litus. Kas tai, paklausiau? Tai jų kuprinė. Kam ji man? Juk ji man reikalinga. Sorry, bet tai gera prekė. Nutariau paimti tą anot jo gerą prekę, pavažiuoti kažkiek vėliau ir išmesti konteinerį. Įsimečiau ir užmiršau. Po keletos dienų pradėjau tyrinėti tą kuprinę. Šoninėje kišenėlėje radau storą sąsiuvinį. Kažkiek jį pavartę supratau, jog tai mergaitės dienoraštis. Nepatikėsite,
Bet vos pradėjęs jį skaityti, atsitraukti nebegalėjau. Aš, Deivė Tauraitė, rašau šį dienoraštį. Man 15 metų. Gyvenu su mama. O apie savo tėvą žinau tik tiek, jog jis Seimo narys, Rimantas Jasinskas. Norėčiau su juo susipažinti. Tai mano svajonė. Tiesa, nekenčiu lapkričio 1 dienos. Ta lapkričio 1 tikrai stichinė nelaimė. Visi lekia į kapines su gėlėmis, tarsi kitomis dienomis negalėtų to padaryti. Į Lietuvos kelius vienu metu išvažiuoja 100 000 mašinų, o to skaičiuojamos autoavarijos 3 kartus atbuvusios naujus srautus, kurių po metų pagerbti vėl kažkas išvažiuos. Kažkas galbūt paskutinį kartą. Mirusiųjų pagerbimo šventė. Ar nebūtų protingiau sugalvoti gyvųjų pagerbimo šventę? O gal mes, lietuviai, todėl ir pirmaujame savižudybių skaičiumi, ir šitai garbiname kitus išėjusius. Ačiū Dievui, nebūsim atmelę, niekur nevažiuosim. Ačiū Dievui, visą savaitę nereikėsim atostogas. O jeigu mąstytume labiau, kaip sako mokytojai, tai žmogaus gyvenimas yra ne kas kita, kaip lėtas ėjimas į mirtį. Baisu gal mintis, kad mirsi, o pati mirtis tik visą laiką nebe žingsnį nuo mūsų. Tiesa, šiandien skaityklai lietyti varčiau. 5 straipsnį skaitinėjau. Šiaulių rajone 2 panelės pasiklojo, abi 14 metų. Kilpas užsinėrė viena į kitą žvelgdamas. Taip ir rado veidą į veidą kybančias, pamėlusius liežuvius viena kitai robančias. Vargšas nelaimingas, o iš tikrųjų kvapas. Galėjo ką nors gerą nuveikti savo ir Lietuvai tėvynei. O dabar bus užmirštas, nespėjus net gyvens ant jų kapelį nuvysti. Savižudžiai su protu susipyksta. O gal jie patiki, kad išleidė paskutinį kvapą, pateks į rojų? Nesąmonės, nėra nei rojaus, nei kraujo. Iš tikrųjų, kodėl žmonės žudisi? Nedarbas, alkoholis, depresija, bet toms panelėms buvo tik 14. Gal nelaiminga meilė, bet ar verta dėl kažkokio šalaputro atsisakyti vienintelį savo gyvenimą? Pasaulį, kuris didelis ir įdomus ir sukurtas būtent. Tiesa, mano draugė, kuri dirba žurnaliste Respublikai, eis į Seimą, imti interviu iš mano tėvo, Rimanto Jasinską, tad pasiūlė mane eiti kartu. Aš, žinoma, neatsakiau. Tai ir yra mano svajonės išsipildymas. Aš visada norėjau pamatyti savo tėvą. Respublikos žurnalistai turėjo viską, ko reikia, kad patektų į Seimą. Aš tik sekiau ją iš paskos, drebėjau ir susijaudinau. Net pamiršau viską, ką buvau sugalvojusi pasakyti. Kai įeisime, prisistatyk, pasakyk, kad esi jo dukra ir tiek. Taip ir padariau. Deivė Tauraitė, suglumo ponas Rimantas Jasinskas. Į akis šiam žmogui žiūrėjau vos vieną ar 2 akimirkas. Bet to pakanka, kad įsitikinčiau. Aš gyvas ir portretas. Taip, Deivė. Deivė, atleisk, aš tavęs nepažįstu. Aš tave pirmą kartą matau. Tai tikrai kažkoks nesusipratimas. Bet jūs mylėjot mano mamą, Eleną Tauraitę. Nejaugi ir jos nepažįstat? Ne, atleisk, tikrai nepažįstu. Tada aš jam parodžiau nuotrauką. 18 metų seniai. Štai čia mano mama. O čia tu. Taip. Tik jau ne aš, ponas Jasinskas purtė galvą. Tik jau ne aš. O kas? Vaikiškai paklausiu. Mergužėlė, iš kur man žinotumai, su kuo jaunystėje tavo mama draugavo? Aš nejaučiu tam žmogui nei simpatijos, nei antipatijos. Jis ir buvo, ir nebuvo netėvas. Aš ir buvau, ir nebuvau indikatas. Nesupratau tik vieną. Kodėl jis manęs travosi? Kodėl man reikia pažinti? Tada jis pasimėgadamas perbrėžė nuotrauką. Per pusę
po to dar ir dar ir dar. Aš klūpčiau, tarsi ne popierius būtų plėšiamas, o aš pati, mano drabužiai, mano pasakė. Ir tada supratau, kad jis mane tėvas, tikrai tėvas. Koridoriuje žurnalistė apsidžiaugė. Bravissima, Deivė, būtent šito man nereikėjo. Suprask, jeigu jis būtų tave šokoladiniais saldainiais pavaišinęs ir pasakęs, atleisk dukrelę, būtų visiškas šniekštas. Toks straipsnis skaitytojai tikrai nusijaudintų. O dabar skandaliukas garantuotas. Nežliumdė. Ne, laukė. Šūdės. Sakot negražus žodis, pasakysiu kitaip. Ta karvė išmata. Kas? Gyvenimas. Atleiskit, bet daugiau aš rašyti nenoriu. Šiandien labai gražus pavasaris. Kas dar? Nieko. Girdėjau viturėjau. Savo čirenimą jis mane kvietėsi į dangaus karalystę. Prašau, nekaltinkit manęs ir nieko nesakyti. Kad neišmokau aš kažkam ir dėl kažko pati. Nepykinant manęs, kad išeinu ir paliku visus. Ir man tikrai užus geriau, lietaus lašai, niūrus dangus. Šiandien ketvirtadienis, rytoj penktadienis. Ne, penktadienio gali ir nebūti. Penktadienio nebus. Tikrai nebus. Atleisk. Aš jūs visus labai myliu. Pabaiga. Vietai buvo paskutinieji Deivės Tauratės žodžiai. Įkvėptas šio dienoraščio parašiau knygą. Ačiū. Pranciškaus Žadeikio gimnazija. Laura Lukaitė, Milda Jurkutė. 2 A klasė. Vanda Juknaitė, tariamas iš tamsos. Vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Daiva Butkienė. Labą dieną. Prieš pradėdama savo knygos pristatymą, norėtumėm pasikviesti 4 žmonės dalyvauti eksperimente. Norėtumėm 2 jaunuolių ir 2 suaugusių žmonių, iš kurių vienas būtų komisijos narys. Tad kas norit ateiti? Tai kas esate drąsiausi? Mes pristatysime knygą rašytojos Lauros Juknaitės tariamas iš tamsos. Ši knyga unikali, nes yra sudaryta iš autorės ir vaikų, kurie turi įvairią negalią pobūdį. Ir jiems pasakiau, kad noriu pamatyti paukštį balandėlį. Nes jis skraido, aš jo palies negaliu. Aš noriu jį paliesti, bet jis pakyla. Kaip ten bebūtų, aš manau, kad aklumas tai nėra labai didelė netektis. Tu esi beveik kaip įprastas žmogus, tik truputėlį sunkiau gyventi. Nors nematai pasaulio, bet vis tiek gera gyventi. Jei mes į šią žemę atėjome, tai mes čia kažkam reikalingi. Aš negaliu suprasti, kodėl regintieji negali įsivaizduoti aklojo gyvenimo. Aš tai negaliu praregėti, o jie užsimerkti tai gali. Aš pasakysiu atvirai. Žmonės mano, jeigu turėsi pinigų, visko turėsi. Tai dėl tų pinigų. Žmonės, kurie yra dar žali, jie galvoja, kad su tais pinigais jiems bus visas pasaulis.
Kodėl taip daug žmonių neverti gyvenimo? Gal jie nori kažko daugiau už gyvenimą, bet už gyvenimą daugiau nieko nėra. Nėra nieko daugiau. Kiekvienas daiktas skamba. Jis turi namą. Skambantis daiktai negali be nato skambėti. Džiaugsmas tai įvairovė. Tai yra ir liūdesys, ir malonumas, ir baimė, ir juokas. Viskas kaip difuzijoje. Man sakė, ar tu norėtum praregėti? Ir aš pasakiau, ne, aš noriu būti tokia, kokia esu. Kai kvientas laimė kitiems, tu pasidarai dar laimingesnis. Aš manau, laimė dėl to ir yra pasaulyje, kad žmogus laimę perduoda vienas kitam. Netikras gyvenimas mane paguodžia. Aš įsivaizduoju draugus ir jie su manim kalbasi ne žodžiais, ne balsu, o jausmais. Aš turiu save pačią, gyvenimas man yra brangiausias dėl to. Man gyvenime viskas yra brangu. Ir skausmas, ir labai didelis skausmas man yra brangus. Man brangus net mažas akmenukas. Man jausmai sako, kad aš vis dėlto turiu gyvenimą. Nežinau, aš noriu gyventi. Tiesiog toks labai stiprus jausmas. Kas yra gyvenimas? Gyvenimas yra vienas labai neilgo laiko etapas. Kaip kokia viena pamoka. Vieni žmonės tą pamoką išmoksta, kiti ne. Dažnai žmogui labai padeda pokalbiai ir labai gera yra išsiverkti, netgi vaikui. Tik tada žmogus supranta, kas yra laimė, kai būna patyręs kančią. Vaikas išmoksta gyventi, atkartodamas suaugusiųjų elgesį. Reikia išmokti kantrumą, reikia išmokti nepasiduoti, išmokti suprasti, kas esi pats, kas yra draugai, šeima. Daug labai manyje minčių visokių yra ir labai aš mėgstu gilintis. Kas, kaip, kodėl, bet dauguma kurčiųjų to nedaro. Be meilės nebūtų bendravimo, o be bendravimo žmonės tada gyventų visi atskirai. Jei visi atskirai, tai negalėtų susitarti ir nebūtų tvarkos. O jei nebūtų tvarkos, tai būtų kažkokia jau vaidinė. Kurtieji dažnai nemėgsta skaityti, o aš save priverčiau skaityti ir paskui tai tapo tiltu išreikšti žodžiu savo mintis ir jausmus. Paprastumas. Nežinau. Su juo niekada nepasikeisi. Žmonės labai rūpinasi, kaip galiu apsirengti, skaniau pavalgyti. Kaip kiti sako, aš negaliu gyventi be ledo mobilaus, tai aš sakau, aš negaliu gyventi be oro. Vaikas yra tik vaikas ir jis dar nieko neišmano. Jis dar ne žmogus. Daugelis vaikų svarbiausia meilės savybę vadina rūpesčiu. Paradoksalu, kad skaitydamas knygą apie nematančius vaikus, supranti, kiek mažai pats matai. Gal net mažiau už tuos nereginčius vaikus. Tikriausiai, klausydamėsi mūsų pristatymo, pamatėt, kokias svarbias mes mintis paminėjom ir mes galim paminėti dar pasakyti, kad dar ne visos jos čia yra sudėtos ir kalbinami vaikai buvo tik nuo 3 metų ir 15 amžiaus. Ir dabar norėtumėm paklausinėti eksperimento dalyvių. Pirma, kaip įsivaizduojate mūsų pristatymą? Ką mes darome? Ką paliesiu tas pasakyti? Kadangi girdėjo puslapčia žemė, įsivaizduoju, kas skaitė tau dialogus, tiesiog tokias jau užrašyti. Galbūt kalbatės viena su kita ir esat užsimerkusios. Tai aš įsivaizduoju, kad ir jis skaito, kad kažkaip iš knygos. Taip, tai minčiai, kad skaito. Ir ką išgirdote? Žinot, koks jausmas, kai esi užrištom akim, man dabar darosi baisu. Kad tai mokai iš tikrųjų, kad tai impresijom labai nelaikyti, kažkokį regėjimą.
vakanėjo didelį diskomfortą, kad negauna gydyti. Pavyzdžiui, mes atsisėdę jau pradėjom bijoti kažko. Pagrindinė mintis ko gero ir kad žmogus priėm savitut, koks uns ir susitaik, kad uns gyvena. Kitiem galbūt nebūkėti. Bet uns, kadangi nepažįstu kitus buvėm, uns ir nenor, mums tarsi bėtų kitus gyvenimus. Tai nuskambėjo mintis, kad aš ko gero nenorėčiau turbūt matyti ir taip toliau. Ir dar galbūt pagrindinė mintis, kad jeigu kažkokiveina jos susilpnė, žmogus arba negird, arba nemat, sustiprė kažkas kėlė. Galbūt, sakykime, netgi vadas pajautėms pats, jeigu tu nematai, tu jautis, stipriau negu matytas. Ir kaip manome, ar sunkiau tokiems žmonėms gyventi? Be jokios abejonės. Čia be jokios abejonės. Aš paprieštarausiu. Tokie žmonės irgi prisitaikė prie to, yra nesugebė pilnavertiškai gyventi, ne vien pavyzdės matys. Aš taip pat sakyčiau, kad nesunkiau. Tai ir kodėl taip manote, galite padaryti? Todėl, kad aš irgi pritariu. Jie kitaip žvelgia į pasaulį. Visai kitaip, ne kaip mes. Mes daug ką sureikšminam dalykų ne taip, o jie žvelgia, gal pasakyti, kitų žvilgsnių, visai kitų žvilgsnių, negu mes sveikėjai, jeigu galite. Ačiū, kad dalyvaujate mūsų eksperimente. Ačiū. Labą dieną, mes esam Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokiniai Limantė, Gintarė, Urtė, Greta ir Domininkas. Šiandien jums pristatysime dar metų pradžioje nagrinėtą programinį kūrinį Kristijono Donelaičio metus. Niekada nebūtume pagalvoję, kad šis kūrinys gali būti toks artimas ir mums. Nors jis parašytas prieš beveik 300 metų, jį galime pažvelgti kitokiu, moderniu, šiuolaikišku ir intriguojančiu kampu. Šiame kūrinyje radome mums artimų temų. Pasirodo, Donelaičio būrai jau 18 amžiuje skatino sveikos gyvensenos idėjas. Mūsų grupelė atkreipė dėmesį į tai, jog būrai jau ir tada maitinosi grūdais, pupelėmis, košėmis ir juoda duona. Galime sakyti, kad lietuvininkai jau tada žinojo, kaip padailinti savo kūno linijas. Nusprendėme ir mes taip pasimaitinti. Maistas, aišku, nebuvo toks skanus, kaip tikėjomės, tačiau sveikas. Kviečiame ir jūs šiandien išsirinkti po vieną patiekalą iš pono ar žūrų valgiaraščio, o šios valgius galėsime skanauti po mūsų kurtą filmą. Kožnas įklumpęs ir įvyžas įsinerdams, koliojo jo darbus ir jo madarą skystą. Bet ir ponai su šulnais skraidydami žirgais ir su poniškais kasdien viešėdami rėdais, bet teškant purvams nešvankų rudenį peikė. Strazdelė, raibas paukštelė,
Tuo pavipot visus brangvino atnešė pličką ir svotos linksmus meilingai ragino siurbti. Ale mama marčios visokių sunešė plickų ir savo sukviestus svetelius taipo pamilėjo, kad keli jau būriškas šutkas prasimanė ir viens valgydams prie stalą šūdą pasakė. Čia 3 kukurai, 2 man tuo pasirodė. Viens nešvankelis mėsinė vanaga juoda, o kitsai su nagais draskydamas ištisą zuikį. Kirmėlių gyvų lizdus iš vėdaro krapštė, ale 3 du bjaurių rykų nusitvėręs, rupuižės baises į bliūdą tarškino platų, nes tas rupuižės mūsų ponai garbino skaudžiai. Ar nesibijote užspringt, kad kai barėdat ir kad jūsų namus per kunci plentą supleškis? Kol žiūrėjome filmuką, mūsų aplankė būrai nenaudėliai ir suvalgė visus mūsų valgius. Liko tik šie blynai, arba kaip Donelaitis rašė plyckai. Tad norime jūs pavaišinti šiais blynais ir pasveikinti su Donelaičio metais. Tegul kiekvieno lietuvio lūpose ir širdise skamba Donelaičio žodis. Kartais tik vienas vakarėlis gali sugadinti visą gyvenimą. Jaunas žmogus perskaitęs šią anonimo knygą Paklaus Kalisos turėtų suprasti, kad reikia galvoti pačiam, o ne aklai pasiduoti draugų įtakai. Džori Kukul knygoje 19 minučių nagrinėjama viena aktualiausių šiuolaikinės visuomenės problemų – patyčių. Vien Lietuvoje net 27 procentai mokinių 2-3 kartus per savaitę patiria patyčias. 19 minučių viena aštriausių ir reikšmingiausių JAV rašytojos Džori Kukul romanų. Romane rašoma apie 17-metį vienos mokyklos mokinį, kuris neapsikentęs draugų patyčių vieną rytą iššaudo mokykloje buvusi daugybę mokinių ir keletą mokytojų. Vyksta teismo procesas, kurio metu nagrinėjami žudiko
nusikaltimo motyvai. Šią knygą siūlyčiau savo bendraamžiams, nes ši knyga yra aktuali, asmeniška ar net artima. Kiekvienas perskaitę šią knygą susidarytų savo nuomonę ir įspūdį. Čia daug knygoje matyti taisyklės keliamos visuomenėje aktualios problemos. Viena iš problemų, ką reiškia būti kitokiam šiuolaikinėje visuomenėje. Džeikobas kitoks, nes jis turi Aspergerio sindromą. Tai viena iš autizmo rūšių. Dėl to jis sunkiai supranta žmonių jausmus. Kaip pats Džeikobas sakė, paskutinė mintis, kurią prisimenu prieš išvykdamas, kad skaičiai supranta, apie žmonės to pasakyti negali. Džeikobas stengiasi perprasti žmonių jausmus, tačiau jam sunkiai sekasi. Pavyzdžiui, per vieną biologijos pamoką Džeikobas pataisė klaidingus mokytojų žodžius. Mokytojas supyko, o supykęs jis išėjo. Džeikobas pamatė, kad jis šypsosi ir yra viskas gerai. Todėl kitą kartą vėl pataisė mokytojas klaidą ir už tai buvo nukastas pas direktorių iš pamokos trukdyti. Bendraamžiai pasiprato Džeikobo kaip kuriais jų. Jie ir Džeikobas keistas psichopatas, nemokantis bendrauti, kalbantis tik jam vienam suprantamomis mokslinėmis temomis. Šiuolaikinė visuomenė nenori priima tokius žmonės, nesvarbu, kad jie dėl to nekalti, kaip gimė turintys sutrikimų. Ne vienas jaunas žmogus perskaitęs šią knygą supras, kad ir jis gyvenime yra sutikęs panašų į Džeikobą. Susimastys, ar teisingai su juo elgiasi. Geriausias problemų sprendimo būdas – knygų skaitymas. Žinokit, biškį esam tokie, kaip čia pasakyti, biškį ir nepatogiai, nejaukiai jautamės, nes prieš to buvus grupė ir mažesnių grupė nepalyginamas stipresnė. Tiek, kad, kaip saka, ar pavasaris veik, ar jaunystė, ar kažkoks žinojams, kad negal tų metų vien mokytės, o kitiems gal ir paskutinė. Iš tikrųjų, daug knygų pristatymų tokių atrodė, kad nepykėt už to, bet atrodė, kad rekat lekt švent pareikti tėvynę, niekur nedėsys, nu jis susirinkim petsi, kad nors savo atlikę. Tai va, ir tų kažkokių tokių, sakykime, kūrybingesnių formų paieškoti ir taip toliau, nes skaitėms, knygas pačios skaitėms atsistojus, tai nėra knygas pristatymas. Kas ir knygas pristatymas? Didelė trumpa. Knygas pristatymas yra visų pirma, bent jau minimaliai žemės apie patį rašytoją. Kas jums toks yra? Ar jums Virgilijus, ar jums ir numeris, nes čia matėm prieš to buvusio grupė, kad Ušelis sėdėjo ir pati, kaip sak, savo knygą padėjo pristatinėti. Ar jums ir lietuvių autorius, ar jums užsienio šalies autorius, kokio maždaug geroji gyvensi svarbiausia, kokio amžiaus grupė ir skirta nuo knygą. Paskiau, pristatom knygą bent jau minimaliai apie patį knygą, kokį pagrindinį idėją. To girdėti šiandien tek didelę retą. Dažniausiai reiškia, ypatinga vyresniųjų grupė, reiškia, skaitom ištraukas, skaitom dialogus ir kokį to skaitymį ir prasme reiškia, knygas pristatymas ir tam, kad aš suintriguočiau, kad to knygą, kaip sakė, grobkit, tiek nesakys mažvietis, bet kad grobkit, mūnį skaitykit, maždaug toks turėtų būti tikslas knygas pristatymą. Jeigu tam ir paskaitom ištrauką iš knygas, tu taip ir nesupranti, reiškia, o kas ten toliau, o kas buvo prieš to, kuo ten baigės, kokį maždaug amžiaus, sakykime, skaitytojų neskirta, mano nuvert skaityti ar ne, nes mes kiekvienas irgi kaip skaitytoje turim savo estetinį skonį, temas kažkokius apie ką skaitom ir apie ką ne. Taip, kad tiesiog iš kitos pusės matyti ir renkantis pat knygą galbūt ir suklysti. Tokiam konkursui vis dėlto reikėtų gal ne kad mokytos monatniš sak šiekį dabava kabės, įmom kroviną, kuvien ištrauk išmoksta. Jūs turi degti, tai turbūt vidinio gnelį, kad man ta knyga tiek pateka, kad man tiesiog važiaus toks, kiek man pateka. Ir aš, va būtent to knygą aš noriu pristatyti, ne kokį nors kiek, bet būtent to. Ir kad reiškia, kad žmogus, kad pristatinė knygą, kad tau gnelį akis būtų. Kad galėtų matyti, nes jeigu jūs norit, kad tų knygą skaitytum kažkas kits, pavyzdžiui, ką aš anau skaitysiu, jeigu aš veizitau, katras pristatinė ir mums te pristatinė, nuveino žodžiu, taip, kaip saka, galvo palauk, ar aš čia daug tų tekstų jau pasakiau, kiek man čia belik, greičiau pabaigti, rėti va pavasaris už lovą. Aš niekuomet tos knygas neimsiu, neskaitysiu.
Tai va, tiesiog nenorėčiau iš tikrųjų gaišinti laiką, nes turėjom ir kaip sak, vis tiek reikia išrinkti iš tikrųjų reikia ir nugalėtojus, ir tuo labiau turėjom specialių nominacijų. Palinkėti vis dėlto norėčiau iš tikrųjų skaityti, nes tas, kad šiuolaikinis jaunims nemėg skaityti, žinokit, tam šitą konkursą labai ryškiai ir matos. Mažėja, nei matyt, nu dar galbūt, sakykime, neteik meilę, kitą dalyką trauk, ani dar skait. Į tą ugnelę kies darė. O tai didėja anu tų mokslų, anu tų gyvenim tiek jau pavargi, anei kažką matyt, kaip sak, tų knygelį pristatymų ganėtina sunkiai renkas. Ir paklausunties pilna tiks, kad kai kuris buvo į ne pats pasirinkti, mokytų tiesiog nusprendė, nustep ir viskas. Kitas dalykas, kalbant apie multimediją ir visus kitus tus dalykus, tai yra labai įdomi. Įdomi kurti filmą, taip toliau. Bet geriausiai tu daryti gyvą, nes knygs pristatyms ir viena iš tų formų, kad turėtų bent jau laimėti jų saura turims gebėjimus. Aš jeigu kuru filmą, aš galiu 1000 kartų pat perfilmuoti. Ėjim apie truobą ar blynų nešimą kuo nors. O jeigu aš čia gyva, tai tada ir pasimatė. Kaip aš dėstau savo mintis? Ar aš geras oratorius? Ir galų gal net pasimatė, ta knyga mums patik, reiškia, šveizu iš žmogaus veidą ir veids pasak žinia daugiau negu tų, ko aš girdu. Tiek, kad vienu žodžiu, labai sveikintinis dalyks apskritai toks renginys, dar sveikintinesnis dalyks ir, kad žmonės dar skaito, bet visuomet skaitykite to, kas jums patinka. Nes tik tą to mokėsit, kaip reikia pristatyti, jau nekalbu aš apie to ves programinę literatūrą. Anu, reikia perskaityti, bet va tam būtent konkursų, jeigu ateitai bebūtų tik tą to, kas, kaip sak, kas iš tikrųjų ir saimaškai net jau būna, ne? Tai va, tik, kaip sak, trumpai ir savo kalbtųjų baigčiau, o dabar, kadangi iš tikrųjų turėjom dovanų, į duovams teisingai ir sakė, duovams tikrai nebus taip, kad kliūs, sakykime, vyresnių grupė. Kai kurie, pažiūrėjau, kaip mes esame įsteigę nominaciją ir aš laukiu visą konkursą, kol pamatysiu, tol, sakykime, galėsiu palyginti, kas man labiausiai patiks. Ir gal, kad mažųjų mažą bematau. Dabar padėkos rašteliai už dalyvavimą. Įlakių gimnazijos mokiniams Auksei Mažonaitai ir Gintarui Šauskui. Pranciškaus Žadeikių gimnazijos 2 B klasės mokiniams. Dabar mūsų sprendimu 3 laipsnių skaitytojų diplomas bus įteiktas Pranciškaus Žadeikių gimnazijos 2 C klasės mokiniams Simonai Pensytei. Yeah.
pasakyti. Kol aš atradau namai, bet dar radau Pauliakus. Tokiam vienam iš jauniausių už šios dainos dalyvių, bet kad rokavo žmogus savo balsą, pats nusavęs gyva, nevaidani kaip nemeiti reis, ne niek, bet buvo gyvų žmogus, tam gyvam žmogų nori teikti, tas gyvų žmogus ir prišas, anulas Kaspars. Bet savaitės savo gražiai skaityti, tas padės manyti, pagrindės visko. Vis dar dovanų visų pirma raštas, puikus, varinėlius, puikius. Ir čia rodo konkreti nominacija. Universitetis nepriklausomas Kauno rajono laikraštis mūsų žodis. Ir nominacija ir tokia. Už kūrybingumą Skuodo rajono mokinių perskaitytų knygų pristatymo konkurse. Tau raštas palydės labai originalus tautodailininkų darbas, pelėt, žinot, kaip sakė, ir toks labai protingas paukštis, kuruot reikia knygas pristatom, ir rašont, ir matematikos uždavinius sprendant. Nu, o kaip jaunims ten apie saldainį? Tuo labiau, kaip sakė, tokie simboliški labai. Čiurlionį saldainį. Bet aš dabar veizu ir aš nematau, bet gerą matau Vilakišį, bent tas mun gaudu. Spėkit, kas už kūrybiškumą galėjo gauti, kaip sakė, nominaciją. Никак не ответуме, да не. Овиздел това, как сак шерсть линк, чуть не вес номинации сила кери. Севеш паскел сакис въплат, скашкот с коррупции, мафии, сакис атеп толя. Нека не гари подарите, как сак тут гиво шерсть, но шедялся с линкеймас, а долду, ила ки групе, катра вайдена, мажо и принца, чуть някакъв. Atvažiavote, kurie sutrukote savo laiką besiruošdami šitam renginiui, kurie skaitote, kurie mylite savo gimtąją kalbą ir kurie bendraujate vienas su kitu. Ir labai ačiū Pranciškaus Žadeikių gimnazijai, kad jie priėmė šitą renginį. Tai yra, aišku, pirmas blynas, jame galbūt trūko kažko, gal kitais metais bus dar geriau. Ir norėčiau po vieną šiems metams simboliniams Kristijono Donelaičio metus padovanoti šio renginio iniciatoriams ir organizatoriams Danutei ir Nuolas. Lauksime jūsų ir kitais metais. O dabar ačiū už dalyvavimą. Sėkmės.